Radio stotis Tavo balsas kartu su jumis ir dabar, kaip jau buvau žadėjęs, kalbuosi su Virgilijum Valuntoniu iš grupės Vanilinis dangus. Labą dieną, Virgilijau. Sveiki, labas. Taigi debutavo ir mūsų radio stotis čia visai neseniai ir jūsų taip pat nauja daina. Tai apie ją dar būtinai pasikalbėsim truputėlį vėliau. O dabar noriu paklausti, visai neseniai prabėgo vasara. Kaip jums ši vasara buvo praėjusi? Oi, labai gera. Labai gera vasara. Darbo požiūrį tikrai buvo visai tokia produktyvi. Žodžiu, džiaugiamės koncertais. Tik tai galbūt norėjusi iš vasaros tokio stabilesnio oro ir šiltesnių vakarų. Bet šiaip, kad liečia koncertus, viskas labai gerai. Supratau. Tai iš tikrųjų vis pastebiu, kad pakankamai nemažai čia jūsų dainų vis naujų pasirodo, tai tikrai labai smagu ir, kaip sakot, koncertų turbūt netrūksta, ar ne? Tai dabar atėjo, netrūko, ar ne vasara, kaip supratau? Jo, vasara viskas gerai, tikrai puikiai viskas. Na ir dabar atėjus rudenį, kokie galbūt planai, gal galėtumėt pasidalinti? Vat kokie artimiausi planai Vanilinio dangaus? Rudenį, kaip ten sako, reikia rinkti derlių. Tai rašom dar vieną dainelę naują, to prasme bandom spausti dabar šitą linkmę, kad pasirašyti naujesnių dainų dar keletą, kad būtų klausytojams maloniau ir daugiau už ko pasirinkti. Ir šiaip tai į gilesnį rudenį jau vėl prasideda tas koncertų metas toksai. Turime koncertų, tai bandysim darbuotis, žodžiu, tą linkmę. Ir tokia yra svajonė netgi. Labai norisi Panevėžy pasidaryti koncertą. Tai bandysime, nežinau, gal kokį lapkričio mėnesį, pasižiūrėsime, kiek ten yra vietų salėje, ar dar kažką, bandysime galbūt solinį koncertą Vanilinio dangaus darytis. Tai čia Panevėžyje bus, ar ne? Panevėžyje. Darysime viską Panevėžyje, jeigu pavyksta. Aha, o kaip, pavyzdžiui, kitose miestuose, jeigu norėtų publika jūs išvysti, ar jau turėtų važiuoti į Panevėžį, ar šiaip galima irgi kažkur? Nežinau, dėl kitų miestų derinsim, aišku, prie grafiko, nes grafikas yra toks, kad yra ir privatus vakarai užsakyti, yra ir vieši koncertai. Tai, sakykim, tos viešos koncertus, tada, kada jau derinam didesnių tarpų tarp privačių. Tai pakol kas tik matom viziją daryti su rudenį galbūt ar žiemą Panevėžį ir jau tą mūsų koncertą Vanilinio dangaus. Didesnių planų pakol kas nebuvo, bet aišku, jeigu rinksim pilną salę ir sakykim, viskas čia bus labai gerai, tai tada jau galbūt tada Šiauliai, galbūt Alytus. Galiu pasakyti, kad mūsų klausytojai tai tikrai gyrė jūsų naujas dainas ir jau nekantrauja, aš manau, išgirsti naujausią kūrinį, tai būtinai jo pasiklausysime. Ir dar norėjau paklausti tokio klausimo, kiek jau metų gyvuoja Vanilinis dangus? Dabar tai geras klausimėlis toksai, aš dabar bandau paskaičiuoti. Aš galvočiau, kad pats Vanilinis dangus tai jisai kilęs yra nuo paskutinio realybės šou, tai yra nuo Chorų karų. O Chorų karai buvo 2015 berods paskutiniai. Tai sakykime, grupės tokia gyvenimo pradžia, kada atsirado pats pavadinimas Vanilinis dangus. Dan reikėtų dar daryti Panevėžio Vanilinis dangus, nes tų Vanilinio dangaus yra labai daug, nes kažkada labai nustebom, kaip paskambino į Vanilinį dangų ir galvojom, kad užsakinės koncerto, sako, jūs kepat tortus. Sakau, tortų nekepam, tai pasirodė yra ir kepyklėlės ir daugiau to Vanilinio dangaus. Tai Geras, čia nežinojau netgi šito. tai žodžiu, nuo 15 metų mūsų grupė tokia kaip ir iš pradžių buvo choras, o to mažėjo ir pasidarėm grupę, pasilikom šitą pavadinimą, tai Jėzau, 8 metai jau baisu. Nu jo, aš pagalvau, keli metai ir jau toks tikrai gražus jubiliejus sukaktis. Taip, dar porą metų ir 10 metis. Jo, iš tikrųjų įspūdingai. Tai, ir dar labai norėjau pasidalinti tokiam mintim, nes kažkaip labai truputį suskauda. Praėjo miesto šventę mūsų. Taip. Panevėžį 520 metų, tokia graži jubiliejinė data. Ir aš žinot, ko pasigėdau
aš atėjau pasiklausyti koncertą ir pasigėdau daugiau panevėžiečių didžioji scenai. Aš pasižiūrėjau, kad vis dėlto kažkaip, aš taip myliu Panevėžį ir esu mūsų miesto patriotas iš tikrųjų. Nebūtinai ten vanilinį dangų kvies, nebūtinai kažką, bet va to panevėžietiško skonio daugiau pačioj didžioji scenai, kur visas grožis, kur visos šviesos ir kur įdėta tikrai pinigų ir tikrai ačiū miesto, kas ten viską tvarkė ir ką darė, iš tikrųjų viskas padaryta įspūdingai, bet žinot, aš kaip žmogus tai gaudžiau akimis, galvoju, mes turim gražus jaunimo, turime iškilių panevėžiečių, kurie tikrai gali dainuoti, ar tai Kastytis Kerbedis ir taip toliau. Aš va šitą labai pasigėdau ir eilę metų jau pasigendu, nes visada kažką sugalvojam tuos panevėžiečius, kurie Panevėžį iš vis negyvena. Prasme, mes ten turim, taip, mes turim Radžį, turim Leon Somov, labai dideli vardai, super grandai, bet jie Panevėžį negyvena. Ir kažkaip pasigėdau to akcento panevėžietiško kvapą ir skonio. Man dabar iš karto kyla klausimas, o kodėl taip yra, įdomu? Tikrai. Aš nežinau, čia gal diskusijų objektas. Aš manau, yra kažkokia komisija, kuris sprendžia, gal ten, sakykime, kažkas lyga netitinka ar panašiai, bet aš kažkaip tikrai turiu, jeigu girdimus per radiją, kažkas iš savivaldybės ar kiti, aš siūlau pagalvoti apie tai, nes investicijos į savo miestą, į savo žmonės turėtų būti didesnis, negu kad mes investuojame į kitus miestus, ar ne, ten, sakykime, išvažiuoja ten pinigėlį į Vilnių, į Kauną ir taip toliau. Aš kažkaip galvoju, kad galėtų pasilikti ir Panevėžį dalis, arba bent jau daryti per 2 dienas, nes scena buvo iš tikrųjų įspūdinga, didžiulė. Ir kodėl neleisti mūsų jaunimui pasirodyti mieste ir tiesiog pasijausti tokioje gražioje scenoje ir pastovėti. Čia pamąstymui, aš manau, yra vietos. Taip, tikrai labai teisingai. Na ir dabar, jeigu paklausčiau tokio klausimo, kiek dainų yra įrašęs Vanilinis dangus? Nes aš tai spėju, kad daug, tikrai daug. Dainų nėra, gal ten, žinot, ten daina, kaip čia pasakyti, daina nesaldainį, kilogramais nepasversti. Taip. Bet mes tikrai stengiamės ir rašinėjam, aš dabar netgi skaičius nepasakysiu, bet matot, tų dainų visokių galimybių yra daina pominti, yra mūsų dainos, yra perdainuotos dainos, yra dar, žodžiu, tikrai jų yra nemažai iš tų dainų. Tai, kiek aš dabar nepasakysiu, nes čia reikia dabar lenkti ant pirštų ir skaičiuoti. O jeigu kažkas norėtų, pavyzdžiui, apie albumą kalbant, įsigyti kažkada galbūt, ar yra mintis kažkokią leisti kažkokią albumą? Ne, nėra minties. Nėra minties, ar ne? Ne, nėra, nes albumas toks, kaip iš principo, aš nežinau, tada reikėtų galvoti apie formatą, kokiam formatė jį išleisti, ar ten reikia į raktą viską sudėti, nes, žinot, tie seni laikai kompaktiniai plokštelių su nuotraukom baigėsi tikrai, tai aš manau, kad gal čia reikėtų kalbėti apie tai, kokias platformas reikėtų sukelti visas dainas mūsų, kad klausytojas galėtų padėti ar Spotify ar panašiai, tai va. Taip, na iš tikrųjų, nostalgija netgi kyla prisiminus tas kompaktinės plokšteles. Jo, iš tikrųjų, tas tai tiesa, nes tai atrodė apčiuopiama, tai atrodė kažką turi rankai ir gali pasižiūrėti, gali pasidėti lentyną. O nemanat, Virgilijau, kad sugrįš tie laikai ir teks leisti tą plokštelę kažkada? Nes kažkaip tai grįžta tie, pavyzdžiui, kažkaip žmonės susidomi tom audio kasetėm, dabar nori vėl viską pačiupinėti, paliesti ir kažkaip... Aš neįsivaizduoju, bet aš manau, kad tikrai negrįš. Negrįš, ar ne? Jo, čia nebent tik tai, sakysim, ta prasme, keli žmonės gali turėti ten, nes jau įrenginių nebėra, ten kasečių grotuvų jau aš nežinau, kas turi, jau minidiskų grotuvo man čia nesenai reikėjo, tai labai sudėtinga buvo gauti. Kompaktų grotuvų dar kažkas tai turi, aš tikiu, ir automobiliuose yra, ir dar kažkur, bet ir tai labai nepatogu braižosi. Manau, kad tikrai nebegrįš. Nu taip, reikia žiūrėti, kaip sakoma, naujai viską. Taip, reikia. Tai dabar belieka pristatyti pačią naujausią dainą. Tai truputėlį gal apie ją. Daina tokia, dainos istorija tai yra tikrai fantastiška, nes turiu draugus, pas kurios keliauju karts nuo karto į svečius
Ir šį kartą keliavimas į svečius nebuvo paprastas, tai buvo vestuvės. Ir idėja tokia šitos dainos, kad tiesiog nesinori vien tik tai įdėti tradiciškai į vokelį, bet norisi, kad draugui atminimas šitos šventės pasiliktų ilgam. Ir tarp kitko 2 draugams jau esu padovanojęs po dainelę. Tai šitos dainos atsiradimo istorija tokia yra. Tai yra meilės istorija mano gerų draugų, Marius ir Simonas, ir per jų vestuves ši daina skambėjo kaip pirma meilės daina. Tai va taip ir gimė ir tekstas, ir muzika, ir nes tai paimti iš istorijos, kiek jiems reikėjo viską pereiti, kiek jiems reikėjo, kad žodžiu, visokių buvo dalykų, bet ačiū Dievui, jie kartu laimingi ir sėkmės jiems. Tai va taip gimė šitą dainą. Kaip fainai, čia nuostabu, aš irgi norėčiau savo dainą kažkokią, kad man kažkas sukurtų, pavyzdžiui. Jo, tikrai nuostabi čia istorija. Reikia progą galvoti. Taip. Tikrai nuostabu. Tai pasiklausom dainos. Graži istorija, naujausia Vanilinio dangaus daina. Aš jums noriu palinkėti gerų koncertų, sėkmės ir toliau kūryboje. Ir aš manau, kad mes būtinai dar susiklausysime eteryje, gal netgi ir gyvai studijoje kažkada. Jo, ačiū Jums labai ir kam patinka mūsų dainas, po daina yra mūsų telefono numeris, galit mus pasikviesti į koncertą, mes mielai atvažiuosim ir padainuosim. Ačiū Jums dar kartelį, sėkmės ir sakau, iki kitų kartų. Ačiū Jums, jo, sėkmės vis radijai. Ačiū labai, viso geriausio, iki. Iki malonaus. Lūpos saldžius kaip medus, ištirpdai širdį ledus, ir many dabar gyvens jausmai. Dar pabust nenoriu aš, sapnas tikras, o gal ne, ir jaučiu tave kaip prabundi šalia. Kokia graži istorija, ir viskas jau tarp mūsų nerealiai. Kokia graži, myliu tave, tik tu žinai, kad likimas viską gali. Mėlynų akių šviesa, tavo užbūrė mane, būti noriu aš ir prisiglau šalia. Man vienintelė šviesa, mano meilė ir aistra, visada bus taip kartu, nes aš tikiu. Kiek daug kelių, nuėjau vienas tyliai, šaukiau tik tave, garsiai ar tyliai aukojau save, nes tave vieną myliu, mano meilė tu. Kokia graži jau tarp mūsų nerealiai. Kokia graži, myliu tave, tik tu žinai, kad likimas viską gali. Kokia graži ir viskas jau tarp mūsų nerealiai.